Labą dieną. Apie paskutinę 25 metų pavasario sesijos dieną, tai yra šį pirmadienį, kas vyko Seime ir apskritai apibendrinant, kaip atrodė pavasario sesija. Pavasario sesijoje turbūt esminis dalykas ir esminiai įstatymai, kurie buvo priimti, tai buvo priimti mokesčių teisės įstatymai. Ir mokesčiai buvo didinami tiek pradedant gyventojų pajamų mokesčių, tiek buvo pakeistas nekilnojamo turto apmokestinimas. Mes kalbėjome apie kitas priemonės ir pelno mokestis buvo pakeltas ir taip toliau. Aš detaliai apie juos nekalbėsiu, nes tikrai išsamei kalbėjau praeitos savaitės apžvalgoje ir prieš tai buvusioje apžvalgoje. Praeitą savaitę mes kalbėjome apie gyventojų pajamų mokestį ir nekilnojamo turto mokestį, dar prieš tai apie visus kitus mokesčius, kurie buvo ir priimti minėtomis dienomis. Na, bet kas įdomiausia, pirmadienį įvyko toksai prisipažinimas, kad iš tiesų visus šitus mokestinius pakeitimus arba didžiąją jų dalį palaikė ir konservatoriai. Kitaip tariant, priėmimas vyko ne tik valdančiųjų daugumos balsais, tai yra kairiųjų daugumos balsais, bet taip pat ir dešiniųjų pagalba ir dešiniųjų parama. Tai buvo akivaizdu Seimo plenarinių posėdžių salėje, tačiau iš mano lūpų tai neskambėtų įtikinamai. Štai ką sakė buvusi premjerė ir tikrai ryški konservatorių frakcijos narė ir konservatorių partijos narė Ingrida Šimonytė. Būtų buvę gražu turbūt padėkoti ir konservatorių frakcijai, kuri balsavo už dalį jūsų vyriausybės pateiktų sprendimų didinančių gynybos finansavimą, bet kaip pats ponas Paluckas sakė, kai didelių lūkesčių neturi, tai niekur nesitikit. Tai tiesiog tegu lieka protokolui. Na, o pirmadienį realiai buvo siekiama kuo skubiau priimti tuos įstatymus, kurie buvo siūlomi priimti skubos tvarka, bet nebuvo spėti priimti per praėjusią savaitę. Ir iš tiesų, ir įvyko viskas taip, kad skubos tvarka buvo priiminėjami nemaža dalis tų įstatymų, kurios buvo Seimas ir valdančioji dauguma įsipareigojusi priimti. Jauriausia buvo tai, kad vėlgi, kadangi įstatymai priimami skubos tvarka, realiai Seimo narių pasiūlymų arba interesų grupių pasiūlymų atsiliepimų buvo labai mažai. Svarstant įstatymus ir priimant juos būdavo atsižvelgiama nebent į Seimo teisės departamento pastabas, kurios paprastai taisydavo techninės klaidas arba tam tikrus netitikimus su kitais įstatymais, savokas ir panašiai. O dalys įstatymų vis tik tai Seimas nepriėmė ir atsitraukė. Valdančioji dauguma atidėjo bent 3 svarbius įstatymus. Vienas iš jų net įstatymų paketas, ten keli įstatymai buvo. Tai pirmasis, kuris buvo atidėtas ir nesvarstytas, tai yra Baudžiamojo kodekso 228, to vadinamojo piktnaudžiavimo sudėties keitimas. Ir prisimenate, tai buvo ilgas toksai buvo triukšmas, tai yra pasekmė tų čekučių bylų, tyrimai pradėti virš 30 savivaldybių. Dalyje savivaldybių tyrimų negalima pradėti ir nebuvo jie pradėti dėl to, kad tos savivaldybės kitaip reguliavo ir čekučių pateikinėti nereikėjo. Tose savivaldybėse, kur reikėjo pateikinėti čekučius, tyrimai pradėti, šnekama ir kalbama, kad dalis Seimo narių gali būti paliesti tais tyrimais. Ir čia klausimas yra vienas ir esminis, kad piktnaudžiavimo sudėtis yra ydinga ir akivaizdu kiekvienam teisininkui. Už kelis šimtus eurų prilyginti šį nusikaltimą sunkiam, tai yra tikrai visiškai iškrinta iš bendro Baudžiamojo kodekso konteksto. Tačiau šitas pataisas priminėti tuo metu, kai jau politikai yra pagauti veikiantis prieš baudžiamąją teisę, veikiantis nusikalstamų būdų, irgi yra tikrai, tas priėmimo momentas yra labai labai neskanus ir nelogiškas. Todėl turbūt nespėdami apsvarstyti visų šitų Baudžiamojo kodekso pataisų, juolab, kad dabar tas pasiūlymas, kuris buvo paskutinis, jisai keistų ir piktnaudžiavimo sudėtį, iš jo šalintų neturtinę žalą ir ta neturtinė žala tuomet tikrai keltų klausimą, kodėl reikėtų peržiūrėti visos eilės jau nuteistų netgi asmenų, nes kai panaikinamas Baudžiamojo kodekso straipsnis lengvinant atsakomybę, jis paliečia ir visus tuos, kurie net yra nuteisti, ir žinoma tie, kurie šiuo metu yra teisiami.
Tai čia didžiulis klausimas ir mano supratimu vien dėl to valdančioji dauguma buvo priversta atsitraukti, nesutarimai kilo ir jos viduje. Na ir taip pat atsitiko taip, kad mano įsitikinimu nebuvo paruoštos dar tos pataisos, kurios būtų logiškos, ne pačią sudėtį keisti, bet galbūt keisti graduojant nusikaltimo sukūrimą žalos, kokią žalą sukūrė tas nusikaltimas į atitinkamai lengvą, apysunkį, sunku ir labai sunku. Tai čia būtų tikrai logiška tą daryti, bet jokių būdų nekalbant apie, turbūt tas kalbėjimas apie sudėties naikinimą apskritai, tam tikros jisai kelia tikrai pagrįstų abejonių. Antras įstatymas, įstatymų paketas, tiksliau, kuris nukeltas į rudenį, tai buvo valstybės ir savivaldybių įmonių ir akcijų bendrovių įstatymai. Aš apie juos kalbėjau vėlgi praeitą savaitę ir čia buvo klausimas apie tai, kad panaikinti 2 kadencijų ribojimą būti vadovu valstybės ar savivaldybės įmonėse ar akcinėse bendrovėse, kuriuose valstybė valdo reikšmingą dalį akcinio kapitalo. Ir logika buvo tikrai mano pagrįstas klausimas, kodėl reikėtų naikinti draudimą užimti 2 kadencijas, nes dabar buvo draudimas užimti daugiau negu 2 kadencijas užimti pareigas. Aš esu įsitikinęs, kad bendrovės vadovai tų įmonių, kuriuose valstybė valdo reikšmingą akcinį kapitalą, taip pat valstybės ir savivaldybės įmonių, tikrai galėtų būti apribotas jų kadencijų skaičius iki 2, tačiau padarytos išimtis tiems vadovams, kurie ypatingai gerai veikia, kurių įmonės duoda reikšmingos naudos dėl jų veiklos, dėl jų koordinavimo, kurios duoda reikšmingo pelno ir atitinkamus rodiklius, apyvartą auga ir taip toliau. Tačiau daroma šito įstatymo projektu visiškai priešingai, atvirkščiai, vietoj to, kad padaryti išimtį iš to, daroma apskritai panaikinamos kadencijos ir nuo šiol visi, savivaldybių, pavyzdžiui, įmonės, jeigu savivaldybė yra patogus vadovas, tai jisai gali eiti ir visą gyvenimą, nepaisant jo rezultatų. Ten tiesa pririšta prie rezultatų, bet tas reikalavimas turėti tam tikrą rezultatą yra labai labai paviršutiniškas. Ir trečias įstatymo projektas, kuris nukeltas į rudenį svarstymas, tai yra kailinė žvėrininkystės verslo uždraudimą nustatantis įstatymas, tai yra gyvūnų gerovės įstatymas. Jis vėlgi nukeltas į rudenį, jau ne pirmą kartą keliamas, apie jį nekalbėsiu dėl to, kad iš tiesų Seimo nariai gauna krūvas laiškų apie tai, kad būtina kuo greičiau uždrausti kailinę žvėrininkystės verslą ir pagailėti žvėrelių, kurie auginami tik tai dėl kailio. Iš kitosgi pusės reikia visada galvoti tiem verslininkam, kurie turi tą ir vykdo tą verslą, kokios bus kompensacijos ir kokią naudą mes pasieksime. Realiai mes perkelsime visą šitą verslą į kitas valstybės, nes kitose valstybėse nemažoje dalyje tokio draudimo nėra. Tai reikia iš tiesų labai svarstyti ir galvoti, ar toksai veiksmas yra naudingas šitame etape, įsiklausyti ir į gyvūnų gerovės kolegų ir tų puoselėtojų, kurie prašo atkreipti tai dėmesį, bet kartu ir galvoti, ar iš tiesų mes gebėsime padėti tiems gyvūnams ir nesukursime žalos savo žmonėms ir neperkelsim visų tų įmonių ir šito verslo į užsienį ir tiesiog neleisime jiem užsidirbti. Čia lygiai tas pats, kaip mes kovojame su žaliuoju, reiškia, už tą žaliąjį kursą, kovojame su CO2 išmetimais ir lygiagrečiai vyksta karai, kurių turbūt viena para būtų prilygintina tos žalos aplinkai teršimo prasme turbūt Lietuvos metams ar panašiai. Čia tik tai spėju, bet manau, kad žala, kuri daroma tiek artimuose rytuose buvę kariniai veiksmai, tiek ir Ukrainoje, jie neša nežmonišką žalą, kuri net nesulyginama su mūsų visos valstybės emisijomis. Bet pereinu prie to, ką mes svarstėme pirmadienį ir svarbiausia, turbūt pasakysiu iš karto apibendrinsiu, pateiktų įstatymų, į kuriuos reikėtų atkreipti jūsų dėmesio, praktiškai nėra tokių reikšmingesnių, arba jie yra tik tai pateikimo stadijoje ir aš sugrįšiu jau rudenį apie juos kalbėti. Ir realiai, kas buvo daryta pirmadienį, tai buvo priimti jau trečia paskutinė stadija, priimti teisės aktai, tie, kurie buvo pateikti, jau apsvarstyti Seime ir pakeitimų didelių juose nebuvo. Tai kokie buvo priimti teisės aktai, tai Valstybinio kelių fondo įstatymas,
Jau minėjau apie jį, sukūriamas valstybinis kelių fondas, į tą valstybinių kelių fondą patekusios lėšos turėtų būti dalinamos ir naudojamos išimtinai tik tai keliams ir kelių reiškia, asfaltavimui ir taip toliau. Akivaizdu, kad Lietuvos keliai, ypatingai regioniniai, yra apverktinos būklės ir tą reikėjo daryti, pati fondo idėja yra mano supratimu visai nebloga. Tačiau atkreipiu dėmesį, apie tai jau kalbėjau, atsiras naujasis mokestis, šiuo metu, kai kelių naudotojo mokestis yra, bet atsiras kelių rinkliava ir tikėtina, kad netrukus tokią kelių rinkliavą turėsim mokėti visi, nors dar įstatyme tai nėra parašyta. Taip pat priimtas, žinoma, skubos tvarka investicijų įstatymas, apie jį daug buvau nekalbėjęs, tiesiog pasakysiu, kad esminis investicijų įstatymo visas paketas ten ir žemės įstatymas, ir įvairius teritorijų planavimo įstatymai ir visi kiti įstatymai, kurie buvo keičiami ryšium su gynybos ir saugumo pramonės investicijomis, tai yra jie pavadinti gynybos ir saugumo pramonės projektais, taip pat dalis jų pavadinti ir stambiais projektais. Na, kiek tai liečia gynybos ir saugumo pramonės projektus, tai yra tie projektai, kurie jau gaus pakankamai daug lengvatų ir pakankamai net ir teritorinio planavimo dokumentuose nereiks dalies atlikti, sutrumpinti investiciniam projektams skirti teritorinio planavimo, paėmimo visuomenės poreikiams, procedūros, supaprastinti statybos leidimų išdavimą ir taip toliau ir taip toliau. Tai ten užtenka sukurti 20 darbo vietų ir 1,5 milijono investicijų ir jau tam tikros lengvatos atsiranda. Na ir kas turbūt ryškiausia ir įdomiausia yra, kad atsiranda net ir pelno mokesčio lengvatos. Šitam pakete net yra ir pelno mokesčio lengvatos. Iš vienos pusės tai yra tikrai gerai, dėl to, kad mums reikėtų skatinti investicijas ir į gynybos ir saugumo pramonę, tai yra prasminga investicija šitame etape, jos turėtų duoti atsiperkamumą ateinantiems 10 metų gana ženklų ir didelį, tačiau tada iš karto kyla klausimas, ar tikrai reikėtų pelno mokesčio lengvatas siūlyti ir kokia tai turėtų būti investicija, kokio dydžio, ar tikrai reikia nužeminti jas iki tokių pakankamai nereikšmingų dydžių, kad suteikti lengvatas, ar jinai turėtų būti masyvi ryški investicija. Kalbėti reikėtų ne apie keliasdešimt net milijonų, apie 100 milijonų eurų ir tada tos investicijos galėtų būti, tikrai jums galėtų būti uždegama žalia šviesa. Kol kas čia padaryta taip tikrai supaprastintas ir tos kertelės nuleistos pakankamai žemai. Matysime, kaip vystysis tai ir ar tos investicijos nebus susijusios su savų protegavimu, turint mintį ir jau aptart ir jau labai nuosekliai mano kalbėta melo detektoriaus reiškia įstatymo projektą ir taip toliau. Taip pat priimtas akcijų bendrovių įstatymas, jau kalbėjau apie jį vėlgi praeitą savaitę, jis jau priimtas, pasižiūrėkit visi akcininkai, direktoriai, ar teisininkai, kurie rūpinatės akcijų bendrovėm, iš tiesų įstatymų paketas geras, jame tikrai yra, gana ryškių pakeitimų akcininkų teisėse, ryškių pakeitimų net ir akcijų struktūroje, išperkamosios akcijos atsiranda, didinimo akcinio kapitalo procedūros liberalizuojamos, finansinė pagalbos teikimas elementas atsiranda, galimybės bendrovė ir taip toliau ir taip toliau. Jau kalbėjau apie tai, taip pat priimtas įstatymas, vėlgi skubos tvarka, viskas skubos tvarka buvo praktiškai pirmadienį, tai priėmė Seimo kontrolierių įstatymas, Seimo kontrolierių įstatymas papildė 2 Seimo kontrolierius trečiuoju. Jis buvo numatytas, kaip jau minėjau, smulkiam ir vidutiniam verslui, dabar smulkaus ir vidutinio verslo Seimo kontrolierius dedikuoto būtent tam negalima buvo nustatyti pagal konstitucinę doktriną, todėl jisai yra tiesiog 3 Seimo kontrolierius, bet norima, kad jisai labiausiai ir daugiausia savo dėmesio skirtų smulkiam ir vidutiniam verslui. Taip pat jau kalbėjau apie įstatymą, kuris priimtas gėlo požeminio vandens gręžinių įstatymos leidžiantis legalizuoti tos gręžinius, kurie buvo be leidimų padaryti, taip pat leidžia per šį laikotarpį, suteikia galimybę juos legalizuoti ir atideda baudų taikymą tiem nelegaliai įsirengtiems per
per šį laikotarpį, kol juos suteikiama teisė legalizuoti, tai visi, kurie turite gręžinius, dėmesio, yra įstatymas jau priimtas ir manau, kad netrukus pasirašys į prezidentas ir drąsiai perskaitykite įstatymą ir tuomet tikrai reikėtų legalizuoti gręžinius, jeigu jūs juos turite įsirengę be leidimo. Na, taip pat priimtas skubos tvarka medžioklės įstatymą. Ten toks aspektas, jau minėjau apie jį, kad jeigu laisvėje gyvenantis medžiojamieji gyvūnai padaro žalą ūkininkams ir ta žala yra padaryta tų gyvūnų, kurios medžioti draudžiama ištisus metus, tai tuomet ir dar tam tikros yra kategorijos, bet tuomet šie ūkininkai gaus atlyginimą už padarytą žalą. Na ir paskutinis, apie kurį nesu kalbėjęs, tai Seimas priėmė nutarimą dėl 2030 metų paskelbimo Vytauto didžiojo metais. Nutarimo projektu siūlo paskelbti Vytauto didžiojo metais 30 metus dėl to, kad Vytautas didysis yra miręs 1430 metais. Na, jisai buvęs vienas žymiausių politikų, žymiausių karvedžių tiek Lietuvos istorijoje, net ir Europos istorijoje. Ir, na, tas minėjimas primintų visuomeniai gilės Lietuvos valstybingumo tradicijas, Lietuvos įtaką tuo metu, galios ir galybę. Tai tikrai toks gražus nutarimas ir pasirengimas jau po 5 metų būsintiems Vytauto didžiojo metams 2030-iesiems. Vėlgi keista buvo girdėti salėje tokių pašpilkavimų, kad kodėl čia mes taip skubam, kam čia to reikia. Na, aš suprantu, kad konservatoriams labiau norėtųsi, kad jie priimtų tą, gal 28 metais nutarimą, o čia socialdemokratai, neaišku, ar jie bus valdantieji 28 metais ir 30 metais, kada bus tas minėjimas, ir jie jau čia priima ir skuba. Bet vėlgi čia toks nesuvokiamas bandymas ir noras tempti paklodę vieniem ant kitų ar ant savęs. Tai iš tiesų gerai, kad priimtas toks nutarimas, labiau sutelks tautą ir jeigu tie minėjimai iš tiesų bus prasmingi, bus renginių, tai primins ir mūsų vaikams mūsų istoriją ir primins mūsų galybę, kurią turėjome 15 amžiuje. Na ir tiek, kaip jau minėjau, įstatymai, apie kuriuos kalbėjau, tai yra tie, kurie buvo priimti, dėl naujai teikiamų pasisakysiu rudenį ir visiems noriu palinkėti šilto oro, kuris jau atrodo atėjo į Lietuvą. Užsiprenumeruokit vis tik tai šį YouTube kanalą, mano YouTube kanalą, kad galėtumėt gauti pranešimą. Ketinu, nepaisant to, kad nebus Seimo plenarinių posėdžių, ketinu bent kelis pasakojimus padaryti ir vasarą. Na, turbūt įdomiausias jų būtų apie partnerystės įstatymo ir visų kitų su tuo susijusių Konstitucinio teismo nutarimo analizę. Kas vyksta dabar, daug kas girdėjote viena ausimi, kad buvo Konstitucinio teismo nutarimas, o kas iš to ir kas vyksta Seime, kodėl Seimas nereaguoja. Tokia mano supratimu neatleistina tyla, tai pasistengsiu padaryti video apie tai. Na, o visiems, kurie nematėte, ko gero svarbiausios metų Seimo plenarinių posėdžių savaitės, kuri buvo praeitą savaitę, kuria buvo priimtas ir nekilnojamo turto mokestis, ir gyventojų pajamų mokestis didinimas, ir eilė kitų įstatymų skubos tvarka, kviečiu žiūrėti toliau, tęsti šitą pakankamai trumpą mano pristatymą, tęsti žiūrėjimą praeitos savaitės, kurioje pristačiau praktiškai visus tuos įstatymus, kuriuos paminėjau šiandien, kurie jau yra priimti. Ačiū Jums, gražios vasaros ir iki kitų susitikimų.